Vakcina nuo COVID-19. Kai kurios vakcinos yra skiriamos reguliariai ir taip yra todėl, kad kai kurios infekcijos, tokios kaip gripas ar covidas, su laiku gali mutuoti. Koronavirusas yra virusas, sukeliantis covido infekciją gerklėje ir plaučiuose. Covidas dabar yra mažiau pavojingas nei kad buvo prieš kelius metus, būtent dėl COVID-19 vakcinos, tačiau mirtys nuo covido vis tiek yra įmanomos. Aukščiausiai rizikai mirti nuo covido yra vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie turi sveikatos problemų. Dėl šios priežasties suteikiama galimybė reguliariai skiepytis nuo covido žmonėms priskiriamiems prie aukštos rizikos susirgti covidu. Jei jums priklauso skiepas nuo covido, su jumis susisieks jūsų šeimos gydytojo įstaiga. Deja, covido virusas gali ir vėl pasikeisti, todėl veiksmingumas paskutinės vakcinos, kurias skiepijotės, gali sumažėti. Būtent todėl yra privaloma reguliariai kurti naujas vakcinas ir neatsilikti nuo covido viruso. Tai reiškia, kad net jei jau buvote pasiskiepijęs nuo koronaviruso, vis tiek turėsite pasiskiepyti ir vėl, kai su jumis susisieks šeimos gydytojas. Dažniausias skiepo nuo covido šalutinis poveikis yra skaudanti ranka, karščiavimas ir galvos skausmas. Šeimos gydytojas paprastai rekomenduoja gerti paracetamolio, nes tai sumažina skausmą, karščiavimą ir galvos skausmus. Šie šalutinio poveikio tipai yra labai dažni ir dėl jų nerimauti nereikia.